Sveiki! Aš nemažai kalbu apie regėjimą, apie akis, o šiandien aš noriu šiek tiek atkreipti jūsų dėmesį ne į regėjimą, o į klausimąsi, į klausą. Ir iš tiesų mums labai dažnai atrodo toks natūralus dalykas, tas girdėjimas, išgirdimas, garsai. Ir labai retai mes susimąstome už šią dovaną, dėkojame labai retai, nes iš tikrųjų tai, ką turime, mažiausiai vertiname. Ne? Ir aš labai rekomenduoju tokį paprastą pratimą kiekvienam atlikti ryte ir vakare. Kas turi laiko, gali ir dienos metu dar papildomai. O pratimas yra toks, kad mes tiesiog užsimerkiame ir mėginame girdėti. Užsimerkiame ir išgirstame garsus aplink mus, išskiriame tos garsus, atskiriame. Pabandykite tiesiog atskirti garsų gausybėje garsą. Pabandykite atrasti kiekvieno garso vibraciją, pabandykite toje gausoje garsų išskirti jums mielą arba jūs dirginantį garsą. Ir jeigu tai pabandysite daryti, tai pastebėsite, kad tai yra labai susiję su regėjimu, kadangi kai būni užsimerkęs, atkreipi dėmesį į kažką, pastebi, kaip tavo akys tiesiog į kažkokį garsą turiu omeny, pastebi, kaip tavo akys net pasisuka į tą pusę ir tada pradedi girdėti būtent tą garsą, į kurį visoje garsų gausoje atkreipi savo dėmesį ir pasukai akis. Ir tai labai įdomus yra buvimas su savimi, buvimas su garsu, buvimas su toje gausoje pojūčių su savimi ir tikrai pamėginkite. Rekomenduoju, tai yra labai nuostabi praktika, kuri gali būti įvardinta kaip meditacija, bet aš tai tiesiog vadinu buvimo su savimi praktikomis. Va. Tai šiandien tiek pasidalinimų, lėkiu į darbelį. Lauksiu jūsų akių istorijų, kurias man atnešite su savimi. Ir tiek, su jumis buvo Jūratė Satja. Iki.